Šiandienos pamokslas, jo pavadinimas yra Kristaus kūno anatomija ir fiziologija. Fiziologija. Tai reiškia, kaip jisai sudarytas ir kaip jisai veikia. Toks daktariškas pamokslas. Ir visa tai gimsta turbūt ne tik iš mano patirties ir pažinimo žmogaus, bet ir iš tos dvasios inspiracijos, to, ką jis šiandien kalba bažnyčioms. Ir jis kalba bažnyčiai, tiek visuotiniai bažnyčiai, tiek kiekvienai bendruomeniai, kad Jėzus Kristus yra bažnyčios galva, o mes esame jo kūnas. Ir man viena mintis tokia labai stipriai, mane stipriai palietė, sako, kad Kristus atėjęs į žemę, jis įvedė naują terminą. Nes iki tol su Kristumi kaip Mesiju buvo susieta Izraelio tauta. Ir kai mes skaitome nuo pradžios knygos ir tą istoriją, tą penkiaknygę, mes matom, kaip Dievas, jis iš pradžių sukuria šeimą, po to sukuria savo tautą ir galų gale jo pilnas meilės apreiškimas yra jo bažnyčia. Pilnas meilės apreiškimas, per kurį Dievas reiškiasi šitam pasauliui, yra jo bažnyčia. Jeigu tos bažnyčios galva yra Kristus. Ir kad mes truputėlį pasigilintume į tą priklausomybę nuo Kristaus, šiandieną mes kalbėsime ir apie žmogaus kūną, ir apie bažnyčią kaip apie dvasinį kūną. Mes kalbėsim apie valdžią ir paklusnumą kaip aukščiausia Dievo meilės išraiška. Aukščiausia Dievo valdžia ir paklusnumas. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui nariai, sako 1 Korintiečiams 12:27. Yra ir kitos metaforos, kada apaštalai kalba apie Kristaus bažnyčią kaip apie vynmedį ir apie Kristaus bažnyčią kaip apie nuotaką. Bet šiandien mes susikoncentruosim, kadangi aš tai gana neblogai išmanau apie kūną, tai aš pabandysiu jums atskleisti tuos dėsningumus. Edeno sode buvo pavogtas ir visiškai sugriautas Dievo valdžios ir nuolankumo, kaip meilės santykio išraiškos suvokimas šitas. Kas yra Dievo valdžia ir kas yra nuolankumas. Visiškai sugriautas. Nes jeigu mes dabar kalbam apie Dievo valdžią, mumise tai reiškia, ta mūsų kūniška prigimtis, jinai sureaguoja kaip į prievartą. Ir pasaulis šitaip reaguoja. Kada aš turiu kažkam paklusti, o gal jis neteisingai čia vadovauja, o gal jisai va čia pridirbo žmonės visokių nusikaltimų, nuodėmių, žudo nekaltus, vaikai žūsta. Tai kur yra Dievas? Kodėl jis negali įsakyti žmogui, kad jisai nustotų tai daryti? Ir mūsų maldos yra į tai suvestos viešpatie, nubausk nusikaltėlius, nubausk piktą darančius, pakeisk viešpatie, pakeisk Dieve šitą situaciją į gerą. Bet Dievo valdžia yra meilė. O paklusnumą pilnai apreiškė Kristus ant kryžiaus. Vienintelis kūrinys visoje visatoje yra žmogus, kurį Dievas sutvėrė, leisdamas jam pasirinkti. Niekas neturi teisės pasirinkti šitoj visatoj. Saulė, jeigu teka iš rytų į vakarus ir staiga mes
Saulė tekėk iš vakarų į rytus. Nėra taip. Mes negalim sugriauti šitos tvarkos. Lakštingalai mes negalim įsakyti, kad jinai būtų kaip papūga, kad jinai pasipuoštų savo plunksnomis, bet negėdotų. O papūgai gėdoti kaip lakštingalai. Mes negalim, nes kūrinyje visa paklūsta Dievo valdžiai ir jo nustatytai tvarkai. Vienintelis kūrinys, žmogus, turėdamas laisvą valią, sugriauna dieviškosios valdžios instituciją. Ir kai mes, o nuolankumas, mes niekaip negalim jo asocijuoti su pirma asociacija, kuri kyla, kai ištariam žodį nuolankumas. Pirma asociacija, kuri kyla. Kaklas ne į tą pusę, nugara sulaužyta, kojos sulenktos per kelius, o paskui dar priplotas prie žemės. Ir dažniausiai šitą patiria moteris, jinai didžiausia išraiška yra to nuolankumo iškrypimo. Bet atėjo Kristus ir jis ant kryžiaus pakeitė nuolankumo supratimą. Mirties valand jis mirė, paklusdamas aukščiausiai Dievo valiai ir jo planui. Ir tai buvo didžiausia Kristaus meilė, parodyta žmonėms. Pavyzdys, nuolankumo pavyzdys. Dieve, aš paklūstu tau, tebūnie tavo valia. Man labai sunku yra, bet tavo valia, Viešpatie, yra aukščiau manęs. Dievo sūnus kalba tėvui savo. Viešpatie, tebūnie tavo valia. Ir tai yra didžiausia meilės išraiška. Ir kai mes šiandien kalbam apie valdžią ir apie nuolankumą, dvasinį bažnyčioje, tai yra didžiausias meilės apreiškimas. Ir kaip mes žiūrime į pačią pradžią, kada Dievas atvedė moterį pas vyrą, jis sukūrė valdžios ir nuolankumo modelį. Vyrui jis nuėmė visą, kas yra susijęs su valdžia, su vyriškumu, su jėga, su stiprumu. Vyrą jis visiškai paliko pliką. Ir vyrui sako, nedera melstis, bendrauti su Dievu, su uždengta galva. Ir kaip mes kalbėjom Biblijos studijose, vyro galva turi būti atidengta ir visiškai be nieko jinai žiūri į Kristų ir vykdo jo valią. Tuo tarpu moteris iš vyro paimta, jinai yra aprengiama. Nes vyras simbolizuodamas valdžią ir jėgą, moteris jinai turi dalį šito charakterio savybių, vyriškų savybių per savo hormonus. Bet Dievas ją aprengia, uždengia nuolankumo. Bet tą apsiaustą uždeda ant moters ir mūsų plaukai simbolizuoja tą apdangalą, tą nuolankumo įvaizdį. Ir kad per vyrą, vyras gauna iš Dievo tiesiogiai, o moteris simbolizuodama tą per apdangalą, simbolizuodama, prezentuodama šitą nuolankumą, jie yra sujungiami vieną. Ir aš nežinau, kodėl Dievas pasirinko šitą planą. Aš nežinau, tai yra tobulumo planas. Bet lygiai taip pat jis buvo nuodėmės sugriautas ir moteris palikta buvo amžius, tokiam, terorui. Ir mes šiandien kalbėjom su Kęstu apie kovo 8-ąją, kad tik tai 20 amžiaus pradžioj, 19 amžiaus pabaigoje moteris pakilo kovoti už rinkimų teisę, už darbo dienos sutrumpinimą, už tai, kad jos ne tik tai augintų vaikus ir žiaurios sąlygos visam pasauliu.
Moteris yra visiškas vos nepadaras ant šito žemės paviršiaus. Vienintelė žydų tauta, jinai nešė žinią apie moterį, kitokią negu šitas aplinkinis pasaulis. Ir štai žydų tauta, būdama Evangelijos nešėja, geros žinios nešėja, kad ateis Mesijas vieną dieną. Ir jame jis išgelbės mus iš tos nuodėmės priespaudos. Ir tada nebebus skirtumo tarp vyro ir moters, tarp žydo ir graiko, nebebus tų skirtumų, kurie mus naikina ir greuna. Ir mes paklusime savo viešpačiui, savo Dievui, būdami skirtingose pozicijose, bet paklusime per nuolankumą, per meilę. Jeigu nuolankumas yra lygų meilė, mes per nuolankumą jį pažinsime. Ir ateina Kristus ir dabar jis vietoj tautos įveda naują sąvoką – kūnas. Žydų tauta šito negirdėjo. Ir sako, štai aš kuriu naują, tai yra mano kūnas. Aš manau, kad ir apaštalai nelabai, iš pradžius turbūt nelabai suprato ir Paulius, jis atveria per savo laiškus tą priklausomybę, tą sujungimą galvos ir kūno. Ir šiandieną mes Korintiečiams 12 eilutė sako, nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, o visi yra to kūno nariai, nors jų daugybė sudaro vieną kūną. Taip ir Kristus. Jis turi vieną kūną, Kristus turi kūną, bet jį sudaro daugybę narių, nors ir labai skirtingų. Taip ir Kristus. Žodžiu, mūsų kūnas tampa tuo pavyzdžiu, per kurį mes galime nagrinėti tuos ryšius, kurie yra kūne, juos prilyginti tiems ryšiams, kurie yra bažnyčioje. Ir šiandien aš tiesiog pažiūrėsim, koks mūsų kūnas yra. Kūne yra išreikšti labai daug principų, bet mes šiandien paliesim vienybės ir skirtingumo principą. Mes visi atskirai paėmus esam po vieną kūną ir turim daugybę dalių. Kristaus kūne yra jungtis, kurios visas dalis suriša į vieną kūną. Bažnyčioje yra jungtis arba jungtis, kurios visus kūno narius, visus mus sujungia į vieną kūną. Kas tai yra? Tobula. Šventoji dvasia mus visus sujungia į Kristaus kūną. O dabar, kas yra mūsų anatomijoje, kas tas ryšys yra? Nes pats Paulius sako savo 13 eilutė, sako, viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną, ar žydai, ar graikai, ar vergai, ar laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Jokia kita dvasia, tik šventoji dvasia mus panardina į jo kūną. Kai tik tai mes atgimstame iš aukšto, įgyjame savo tą dvasingumą, dvasią, mes kaip tie vaikai ieškom tos krūties, kurie mus pamaitintų. Pirmiausia, mes ieškom bendruomenės, kurioje mes galėtumėm pritapti. Aš atsimenu labai ryškiai šitą jutimą, kad man reikėjo kažkur maitintis. Nes aš kaip narys turiu pasimaitinti. O kūne yra toks nuostabus dalykas kaip raiščiai. Sausgyslės, raiščiai, jis vadinamas yra jungiamųjų audiniu. Ir ten yra vienas toks baltymas. Aš dabar jums net nesakysiu, bet tiesiog iš tokio tolimo, tokios vieno pasakojimo, kad aš paskui ieškojau šito baltymo ir jis iš tikrųjų yra. Ir jo forma yra kryžius. Jungiamajame audinyje.
yra baltymas, kuris yra jo sudėtinė dalis ir ta jungtis yra panaši į kryžių. Ir dabar, mes pradėjom studijas, pirmiausia, mes pradėjom nuo kaulų studijuoti anatomiją. Ir aš prozektoriume pasėmusi tą dėžutę kaulų, kiekvienas studentas turėdavo po tą dėžutę ir ten kauliukai sudėti yra. Ir stuburo, slanksteliai, ir va šitie kauliukai, kas šlaunikaulį ten gauna, kas ten tuos mažus va pirštelius. Ir man vienas klausimas visada buvo toks, kodėl man dabar tiek daug? Vienas delnakaulis, va šitas vienas mažas kauliukas, o ten yra apvalioji duobutė, dantytasis kraštelis, skiauterėlė. Ir ten tiek daug detalių tam vienam kaule. Ir dar reikia lotyniškai juos išmokti. Ir, kam šitas visas? Yra kaulo galva ir kaulo šita apačia viskas. Distalinis galas, proksivalinis galas. Bet ant tų galų ten tiek daug yra tokių vingių duobučių. Ar negalėtų kaip namą stato tuos rastus sumauti vienai? Visi vienodi rastai, sumauni ten ir statai tą namą. Ir gaunasi suręstas, gana tvirtai suręstas namas. O čia tokių subtilumų. Kol mes mokėmės tas duobutes ir tas visas skiauterėlės, aš neįsivaizdavau, buvo baisiai nuobodu. Ir mes tai, o viešpatie, šitas kaulas tai vadinasi, anas kaulas tai vadinasi. Atrodo, kad tu, o ten dar viduj dubens kaulai, o dar raiščiai, kiekvienas raištis turi savo pavadinimą ir turi dar pradžią ir pabaigą. Žinot, kaip yra, pastatai ant pamato, pradedi statyti ant pamato, ant projekto, ar ne? Pamatas yra viso namo pagrindinė dalis, ar ne taip, Tadai? Jeigu pamatas bus kreivas, namas nestovės. Tai dabar kaulai sudaro tą kietąją dalį, tuos blokelius, iš kurių bus pastatytos sienos, ten perdangos visokios ir, žodžiu, ir tie raiščiai yra panašus į duris. Jis yra pakabintas raištis, vienam gale pakabintas ant vyrių, o kitam gale, kitoj pusėje yra spina. Ir duris užsidaro. Ir tik tai tada duris atlieka savo funkciją. Jeigu jis yra ant vyrių, jos turi savo pradžią, taip ir raištis, jis kažkur tai įauga į kaulą, vienam gale prasideda, o kitam gale irgi įauga labai tvirtai į kažką, tai į kaulinės struktūras, į kremzlės sistemą. Ir jisai turi funkciją tam kaului, kuris padengiamas raumenimis arba tinku, žodžiu, kažkokia tai statybinė medžiaga, kad tas kaulas galėtų išstovėti ir tave išnešioti kūną visus 80 metų, 100 metų. Įsivaizduokit, kokia struktūra yra kaulas. O kaulė yra labai subtili struktūra, kaulų čiulpai. Iš kur tie kunigai žinojo apie tos kaulus, apie jų struktūrą? Sakė, iki kaulų smegenų, iki kaulų, toks terminas yra, turbūt psalmėse, ar ne? Iš kur jie žinojo apie tos kaulų smegenis? O iš tikrųjų tai ten smegenis yra. Ten prasideda kraujo gamyba. Subtilia, ten prasideda imuninė sistema. Ten prasideda maitinimas. Nes jeigu kaulai neturėtų čiulpo, mes praktiškai neturėtumėm kraujo. Neturėtumėm imuninės sistemos. Ir kaulinė sistema saugo, pačias jautriausias dalis saugo mūsų smegenis, mūsų centrą. Ir saugo, ir visą pastatą išlaiko. Raumenys, jie turi tik tai dvi funkcijas. Susitraukti ir atsipalaiduoti. Ir per tai žmogus, jisai kilnojasi, jisai gyvena, jisai juda, jis gali išpildyti labai daug funkcijų judėdamas. Žmogus sukurtas yra judėti. Tai va. Ir dabar man kartais tos sausgyslės ir raiščiai, jie irgi labai yra skirtingi. Pabandyk ten tą raumo įvilktas į jungiamą jaudinį, turi savo maišą. Tas maišas prisitvirtina ten kažkur tai pradžioj, paskui į kitą galą. Žodžiu,
Kol mes ten mokėmės, mes 1,5 metų mokėmės. Aš po anatomijos egzaminų, aš negalėjau skaityti, aš pamėgau skaityti knygą ir aš nieko joje nesupratau. Nes mano visas pažinimas buvo sukoncentruotas į tuos kaulus, raumenis, kraujagyslės. Bet tai yra labai įdomu. Ir aš pažiūrėjau, raištis kaip durys, ne? Jeigu tik tai, mes turime medinės duris su Kęstučiu namuose. Ir jos turi savybę išbrinkti. Raumuo arba sausgyslė, jeigu jinai yra uždegime, jeigu jinai tam tikrose sąlygose, taip pat išbrinksta. Taip pat gali užsidegti. Ir jeigu tik nori duris užrakinti ten, tas išbrinkusias, su koja reikia paspirti, prispausti, kol tas užraktas susidaro. Bet jeigu jau uždariai, viskas tvarkoja, namai apsaugoti yra. Taip ir raištis, jeigu jis išpildo tą apsaugos funkciją, raumens išlaikymo. Ir kuo yra daugiau raiščių kaulė, tuo kaulas labiau tampomas yra. Tuo jis atsparesnis yra. Ir žodžiu, viens be kito negali. Ten ta struktūra ortopedinė, tas visas stuburas. Ir kas svarbiausia, kaulai dengia visus jautrius organus. Visus. Smegenys, kaip vidaus organus, dubuo pačius jautriausius organus. Ir todėl mes be kaulų raumenų ir raiščių sistemos nelabai mums išeitų. Bet kai mes pradėjome mokytis vidaus organus, visi skirtingi. Niekada nesumaišysi kepenų ir plaučių audinio. Niekada. Nes jie atlieka skirtingas funkcijas. Kiekvienas organas. Jeigu jums tiesiog tik tai dėl to, kad būtų jums smagiau klausytis, kiekvienas organas yra kaip įtvirtintas miestas. Jisai turi sienas. Kiekvienas organas yra įdėtas į fibrozinį maištą. Žinau, kas yra fibrozinis? Tas, kuris nejuda, nesitampo. Jeigu tik jį ten organas paburksta, tas jo maišas pradeda duoti signalus skausmo. Ir mes iš karto sakom, čia sergantis organas yra, jeigu tik atsiranda toj vietoj skausmas. Nes maišas išduoda pakenkimą. Bet ir organai jie turi atskirą savo imuninę sistemą, atskirą endokrininę sistemą, turi tą patį karkasą, kuris yra bendras visam kūnui, bet ir kiekvienam audiniui atskirai. Ir toliau, kas įdomiausia, kad jis visiškai nepanašus į kitus organus ir audinius. Ir todėl, kai mes žvelgiame į mūsų bažnyčią, tą visuotinę, mes atrandam, kad visos bažnyčios yra kaip tie organai. Ir mes pradedam net pažinti vieni kitų ir bendruomenės pradeda ten muštis. Aš geresnė, mano funkcija svarbesnė yra ir akis, tai yra klausa, regai sako, ką tu ten dabar, mes galim apsieiti, kūnas gali apsieiti be šitos akies, ten tave, nesvarbu, šeimininkas padažo, uždeda dirbtinės blakstienas, bet žiūrėk, kiek pas mane, kokia aš svarbi esu į mano šitą ausį, kiek deimantų sudėta yra. Vadinasi, aš esu svarbesnė. Ir dažnai mes kaip žmonės, bendruomeniški žmonės, mes pradedam elgtis kitų bažnyčių atžvilgių. Mes mažiukai, ne? Mes nagelis ant mažojo pėdos piršto. Nagelis. Taip. Pabandyk savo norų nuplėšti tą nagelį nuo kūno. Kentėsi ilgai. Aš žinau, ką reiškia nuplėštas nagas. Skauda ilgai ir tu visą laiką jauti. Ne dabar šiurpai per kūną eina, nes kai tu sumuši, eini su basa, eini per kambarį ir staiga nori lipti į lovą ir pataikai su piršteliu į lovos koją. Jis mėlynas, kenčia. Ir kas svarbiausia, jeigu yra sužalotas viena bendruomenė arba vienas kūno narys, įsijungia kiti nariai. Jis sakė, kaip gaila, į pagalbą, tuoj prasideda ten sujudimas kūne ir neduok dievė pulinys kažkur atsiranda, tai iš viso ten užsidega visas organizmas, pradeda karščiuoti. Tai va,
Ir Kristaus kūne yra tie patys santykiai. Nes kitą kartą žiūrėdama, pavyzdžiui, į baptistus arba į katalikų bažnyčią. Čia didžiausias tas yra mūsų papiktinimo ola. Ir galvoju, kiek ten kritikos išlėjom, kiek ten ir tas negerai, ir ten Kristus nežinia, kur yra. Bet. Ir katalikų bažnyčioj prasideda judėjimas. Dievas atranda gyvų žmonių, kurie, nepaisant to sustabarėjimo, to kietumo, Dievas vis tiek atranda ten žmonės. Ir ta žinia nuo pirmųjų apaštalų bažnyčios, jinai buvo atnešta iki 20 amžiaus, iki 21 amžiaus. Per Kristaus kūną, kurį sudarė daug bendruomenių. Daug, mažesnių ar didesnių. Bet jos visos buvo sujungtos, tos bendruomenės, Kristaus dvasia. Ir kai mes žiūrime į širdį, pavyzdžiui, koks svarbiausias kūne organas yra? Koks kūne yra svarbiausias organas? Oda? Oda yra veidrodis. Namuose veidrodis svarbiausias? Širdis yra pompa, paprasčiausia pompa. Tadai, tu žinai, kaip yra su pompom. Jeigu neveikia, nėra siurblio. Siurblys ir pompa, taip? Aš jums supaprastinsiu variantą. Plaučiai yra medis, kremzlinis medis, per kurį oras patenka, o iš kito galo į plaučius įteka veninis kraujas, kurį reikia nudažyti iš tamsiai vyšninės spalvos ir reikia padaryti ryškiai raudoną. Ir plaučiai atlieka šitą funkciją, bet jis yra medis. Kaip žaliuojantis medis, va. Lapai, prasiplėti lapukai ir jie turi būti žali. Nes jo funkcija yra daryti fotosintezę. Lygiai tas pats procesas vyksta plaučiuose. Atiduodamas dvideginis, paimamas deguonis. Kiekvienas eritrocitas prisipildo šito reikalo, vadinamo deguonimi. Ir organizmas gauna energiją. Tai čia be griaučių, čia yra organai. Čia mes kalbėjom apie atraminę sistemą, be kurios mes negalim išgyventi iki amžiaus galo. Ir tai nesugenda, kaulai nesugenda, žemė nesupūva. Guli ten labai ilgai, kol pavirsta pelenais. Tai va, kepenys. Kepenys, kaip? Ne, kas? Ne. Aš jums galiu pasakyti, kad iš esmės neteisingas klausimas yra. Nes kiekvienas atlieka savo funkciją. Taip kaip dvasia teikia skirtingas dovanas skirtingoms bendruomenėms ir bendruomenėje nariams. Taip kiekvienas organas išpildo funkciją pagal jam suteiktą dovaną. Pagal jam suteiktą jo struktūrą, jo viskas. Jam yra suteikta tokia funkcija ir jis dirba tik tai pagal šitą funkciją. Kas yra žarnynas? Tai vamzdis, kuriame pradžioje yra kita funkcija skirta susmulkinti, sumirkyti viską ir paleisti žemyn. Toliau prasideda iš viso išardymas iki pat galo, iki tų medžiagų, kurias reikia siurbti. Siurblio funkcija, po to ten išrankioja viskas ir galų gale, kas nereikalinga, išmeta. Ir Dievas sako, bet žmogaus, tai yra Kristaus kūne labiau didesnio padorumo apgaubiami tie nariai, kurie tokie yra, truputėlį mes į juos žiūrim, kas ta tiesioji žarna yra? Išmetimo vamzdis, ne? Kaupimo ir išmetimo to, kas atlieka nuo visko. Bet pabandyk įsitaisyti hemarojų. Koks tas vamzdis pasidaro svarbus.
Matot, kaip yra, kol mes tarsi maži, tai yra Dievas aprengia didesniu padorumu tą gėdingą narį, jo mes gėdėjomės, ar ne? Mes gėdėjom, mes apdengėm labai stipriai, paslempiam savo lytinius organus. Mes aprengėm taip, kad jų niekas nematytų ir ne... O plaukus, akis, ausis mes galim papuošti, ten visi mato, visi žino. Bet yra dalykų, kuriuos mes slepiam. Ir Dievas sako, tai reikalauja didesnio padorumo. Nes kiekvienas kūno narys yra su savo funkcija, kai bažnyčios narys yra su savo dovanom, jis turi dovaną. Turi dovaną, Tadas turi dovaną groti. Kęstutis turi dovaną auklėti, pataisyti, kas išklibę. Jis labai gerai namus remontuoja, viską patvarko, duris patvarko. Ja. Vaikus pataiso. Tai va, visi mes turim tas dovanas, kurias mums įdėjo Kristus. Ir mes va tokia bažnyčia, mes labai linksma bažnyčia tarp kitko. Čia yra dovana irgi, nes visi turi humoro jausmą. Ne? Net Besta juokis. Tai va. Taigi, tie, kurie yra silpnesni, yra būtini. Tie kūno nariai, jie yra būtini. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, 22, tam pačiam 12 skyriui mes šiandien sėdėsim. 22 eilutė sako, ir mūsų gėdingi nariai gaubiami didesnio padorumo. Ir jie reikalauja didesnės priežiūros, didesnio to, subtilumo. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skiria daugiau pagarbos tiems kūno nariams, kurie jos stokoja, kad kūne nebūtų ko. Laimutė. Dievas patvarkė taip, silpnesnius jisai kažkaip labiau pagerbė, o stipresnius jisai taip, jūs čia palauksit. O kad kūne nebūtų susiskaldymų. Kad tu mažesnį mylėtum, mažiau va tokį, mažiau gal, čia dažniausiai tai būna taip, jeigu vienas bandymas buvo, kai pastorius atvyko į naują bažnyčią ir žmonos pasiklausė, sako, kaip man apsirengti. Žmona sako, apsirenk valkatą. Ir kai jis apsirengė valkatą ir atėjo pamaldas, nešvarus žmogus, nešvarus drabužiai, visi tik tai taip jau, o pas mane užimta čia yra, prašau nesisėsti, čia kiti pasitraukė, o paskui po pamaldų iš viso buvo agapė, sako, čia pas mus irgi užimta, gal čia, kaip nors. Ir viena sesuo priėjo, sako, aš noriu su tavim pašnekėti, aš noriu su tavim pakalbėti. Ir jinai su juom sako, o kodėl tu mane priėmei? Sako, todėl, kad aš atsiverčiau prieš porą mėnesių. Aš sutikau Kristų. Ir sako, aš buvau iš gatvės, aš buvau sociali. Ir aš, sako, suprantu, kokioj padėty tu esi. Jinai pabendravo su juom ir jis po pietų turėjo antrą atėjimą į bažnyčią ir tada apsirengė kostiumą. Ir kai atėjo visi ten palmių šakas klojo ant tako, prašom, gerbiamas pastorius, prašom. Ir sako, jūs atpažįstat mane? Atpažįstat? Kaip jūs mane ryte sutikot. Tai va, bažnyčia yra tokia. Ir Kristus neleidžia paspirti mažesnio, silpnesnio. Ar mažiau dvasingo. Ir jeigu kenčia, kojos nagelis, kenčia visas kūnas. Vienybė, jinai apreikšta tiek skausme, tiek džiaugsme. Kūnas yra vienas, surištas šventąja dvasia. Organų sistemos visos yra palaikomos. Irgi dvasia, visi tarnavimai palaikomi yra šventąja dvasia. O dabar pakalbėsim apie reguliacinės sistemas. Dėl ko šiandien šitas pamokslas buvo skirtas. Reguliacijai. Taigi, centrinis organas iš tiesų, kaip Vesta sakė, yra centrinė nervų sistema. Tai yra galva.
Galva, Kristus yra mūsų galva, bažnyčios galva. Ir iš galvos kūne išeina 12 nervų. 12 galvinių nervų. Aš šiandien dar persižiūrėjau 12 šitų nervų funkcijas. Skirta uosliai, regai, klausai, viskam, kas yra susijęs su mūsų tokia pažinimo veikla. Mes jum pažįstame, visais šitais nervais mes pažįstame pasaulį. O kada mes vaikštam, mes net nežinom, kaip mes einam. Mes negalvojam, kad ten kažkas tai, kažką tai reikia, koją reikia pirmą pakelti, paskui pasukti. Nes apie tai negalvojam, tai vyksta automatiškai. O čia, jeigu aš jau pamatau, aš jau žiūriu ir aš analizuoju. Jau čia yra susijęs su smegenimis. Nes akis ne tik tai viršutinis vokas padažytas gražiai su blakstienu, bet yra ir stiklas, per kurį lūžta spinduliai ir jie patenka į nervo galūnėlės, kurios guli ten akies dugne. O pati rega yra smegenyse. Uoslė irgi smegenyse. Nervo galūnėlės nosyje, o užuodžiame smegenimis. Ir dar vienas labai didelis apaštalas yra 10 nervas, klajoklis nervas. Ir aš kai pasakoju apie kūną, man tai, jeigu man leistų kas nors nupiešti, gautųsi labai linksma knyga, žinokit. Nes Dievas yra humoristas. Kaip Gabrielius pamokslavo kažkada, sako, ir sukurk tu man, kad galėtum su šituo mažuoju piršteliu jį taip ir pasikasyti darausi. Sako, taip yra gražu ir taip yra, aš visada stebiuosi, Dieve, kaip nuostabiai aš esu sukurtas. Ir dar aš sukurtas dar prieš tai, kaip aš buvau pradėtas įsčiose. Čia yra tokios paslaptis, ta bažnyčia toks yra darinys, kur tu negali paniekinti mažesnio, tu turi gerbti vyresnį ir ta pagarba iš ko ateina. Iš centrinės nervų sistemos. Dvi tokios įdomios sistemos yra endokrininė ir imunologinė. Dabar aš tai pavadinčiau, kodėl aš apie humorą kalbu. Endokrininė sistema yra ryšių ir informatikos ministerija. Visi ryšiai, bet organų ląstelės jos negali judėti. Jos yra tik tame maiše, toj savo teritorijoje, toj savo bendruomeniai ir jos ten kalasi, dirba, ten atsinaujina, gimsta, miršta, žodžiu. O jau endokrininė sistema, jinai turi ne tik tai centrinį organą, bet jinai paleidžia į kūną, į kiekvieną kūno organą, įsakymą iš centro. Centras valdo, jis viską mato, viską žino ir jis vadovauja endokriniai sistemai. Jeigu ten yra blogai, jisai siunčia ten hormonus. Hormonai yra pagrindas. Joks ten pagrindas. Pagrindas yra Kristus. O hormonai išlieka, jie yra kaip mažos molekulės, kurios tarnauja pernešimui informacijos. Iš centro į periferiją. Kadangi kiekvienam organui yra sava endokrininė sistema, tai yra savi hormonai. Tarp kitko, ir raumenyse yra hormonai. Aš nesenai šitą sužinojau. Todėl, jeigu nenorit greitai pasenti, reikia labai daug judėti, kad gamintųsi tam tikri hormonai. Ir jie nunešami į smegenis, ir smegenis atjaunina, neleidžia senti labai greitai irti organizmai. Ir tai yra pasiunčia mažus pasiuntinius, kurie atkeliauja į bet kurį organą. Bet kurį, nėra paslėptos vietos. Ir endokrininė sistema turi tokią savybę, kad jinai ateina iki kiekvienos ląstelės. Pačios mažiausios organo dalelės. Ir pasikalba. Pats hormonas, jisai sako, tau reikės šitą dalyką truputėlį prislopinti. O nuėjęs į kitą organą hormonas pagamintas, sako, o tau reikės truputėlį pasižadinti. Ir organizme yra dvi funkcijos organų. Hiperfunkcija ir hipofunkcija.
Hiper tai reiškia, kad tu cholerikas tas organas, jis ten varo, gamina ten tų uždegiminių medžiagų, tau beria odą, tau atopinis dermatitas, tau bronchinė astma, tau sąnariai užsidegę. Čia yra cholerinis organizmo veikimas. Va tie organai veikia kaip kokie sangvinikai, kažkokie taip be galvos, be proto, daro, kas pakliūva, kad tik tai būtų ten rezultatas gautas. O hipofunkcija reiškia, kad jisai miega. Labą dieną, kelkis apšvies tave Kristus. Tai reiškia endokrininė sistema, tai centras pasiuntė ženklą, kad tu pažiūrėk, kas į tave ateina, priešas ateina, o tu čia miegi. Tai vat endokrininė sistema yra surasti tą balansą organe tarp hiperfunkcijos ir hipofunkcijos. Ar aišku, kad tu ne per daug, nei per mažai. Tu būtum tam auksiniam tam vidury, kur tu ir budi, ir ilsiesi. Ir sabatas, ir darbas. Ir va tas toksai, tobulas mechanizmas, kai ten apie tos uždegiminius faktorius ten nagrinėjai. Ir svarbiausia, vienas kitam perduoda. Nėra taip, kad atėjo ten į vieną ląstelę, į kitą ląstelę. Ne. Ateina jisai, ta dalelė, tas uždegiminis faktorius ir jisai sako, atsiprašau, aš čia turiu reikalų pas tave. Ar tu mane įleisi? Kokie reikalai? Pasišnekam. Kokie reikalai? Jis perduoda tą reikalą. Gerai, reikia patvarkyti. Jo. Bet dar įdomesnė yra imuninė sistema. Tai yra karo ne akademija, o karo ministerija. Ten yra kariuomenė, ten yra centrinis žvalgybos organas, ten yra padaliniai, kurie užsima žudimu, naikinimu. Žodžiu, įgimtas imunitetas, jeigu jisai sėdi ties vartais, įgimtas imunitetas, tai yra ląstelės, leukocitas, tas pats leukocitas, girdėtas terminas, ne? Jisai tik užuodė nosyje. Atėjo kažkas tai svetimas. Viskas, išleidžia tokias, kaip čia, ataugas ir iš karto į save paleido šitą H2O2 peroksido. Viską sudegino, išardė ir informaciją perdavė įgytam imunitetui. Sako, brangieji, jūs ten pasirūpinkit, kad pagamintumėt antikūnius prieš šitą virusą, nuskaitė kodą viruso, surado jo ID, perdavė kitai ląstelė, ta ląstelė dar kitai ląstelė, kad užrašytų į atmintį apie visą šitą incidentą. O jeigu reikia, tai tada įjungiam žudimo mechanizmą. Naikinam. Jeigu jisai ten jau prasiskverbė pro tas agentas užsieninis, prasiskverbė kažkur tai, įjungiama yra žudimo sistema. Ateina kileriai. Limfocitai kileriai. Girdėtas terminas yra. Tai va. O kileriai tada nežiūri nieko, jis kartais nužudo net savą. Taip, kad labai sudėtingi, tai yra valdymo sistema. Ir šita valdymo sistema pasiekia kiekvieną narį. Būna taip, kad nario nepasiekia ir nelieka valdymo. Arba narys pasako, aš nenoriu būti šitam organe, nenoriu būti šitoj bendruomenėje, aš eisiu į kitą bendruomenę. Ir dabar man tai prilygsta, kaip Dievas sako, aš tave įsodinsiu į šitą žemę. Ir ten galėsi įsišaknyti, ten tu išauksi, ten tu pradėsi duoti vaisių, paskui galbūt aš tave persodinsiu kažkur tai kitur. Bet žmogus sako, ne Dieve, aš norėčiau, pavyzdžiui, aš matau, kaip šitas Abromo giminaitis, Lotas. Abromas jam leido pasirinkti, sako, kur norite neiti. Netelpam vienam organe, vienoj bendruomeniai. Sako, pasirink. Jis pasirinko tai, kas geriausia buvo. Ir kas išėjo iš to. Sodoma ir Gomora. Pelenais virto. Nes kai žmogus pasirenka pats, neklausydamas Dievo, jis dažniausiai neturi šaknų, neužauga šaknis, neužauga tie lapai, kurie priima tą šviesą. Kažkas jo vystymėsi sustoja. Ir dabar, kai man buvo klausimas apie narystę
Ir aš visą laiką galvoju, kodėl man ta narystė tokia pasidarė, toks terminas gana įdomus. Ir aš kai pamačiau tą kūno ir bažnyčios ryšį, aš suprantu, kad aš galiu prarasti tiek reguliacinės sistemas, tiek maitinimą. Ir tada man kaip bendruomenės nariui, kuris neįleidžia šaknų, neįsišaknyja, taip kaip jam Dievo duota, jis paprasčiausiai miršta. Ir aš pradėjau, man atsirado baimė, kad ne ta baimė, kad aš galiu prarasti tuos žmonės, kurie man yra brangus. Aš turiu budėti ir melstis. Mano funkcija yra budėti ir melstis, kad tam nariui, kuriam pradeda skaudėti, kad jį užtarti. Tam nariui, kuris yra sužeistas, nes aš gaunu tos signalus, visa reguliacinė sistema siunčia kitom sistemom, padėkit. Man labiausiai patinka kada vienas kitam padeda, labai ryškiai yra išreikšta, kada ateina su nugaros skausmais žmonės. Ir aš sakau, skauda nugarą, žmogus negali paeiti, negali vairuoti, sutrikdytas judėjimas. Ir tada tiesiog pridedi rankas ir žiūri, šitas raumenukas, anas raumenukas, šitas raumenukas yra susijęs su pėdom, šitas raumenukas yra susijęs su pečiais, ten su tais raumenukais, ir tu analizuoji tą situaciją. Ir pasirodo, kada mūsų pėdos plokštėja, raiščiai iškleba ir pasikeičia pėdos pozicija. Vietoj tos vaikiškos, lankščios, tokios pritaikytos, bet kokiam paviršiui pėdos atsiranda, dramblio pėda. Ir mūsų tie blauzdikauliai ir mes pradedam vaikščioti tokiu maždaug žingsniu. Ir tada organizme atsiranda toks pavojaus signalas, kurio mes galim ir nejausti. Sėdmenys. Įsijungia sėdmenų raumenys. Ir tie sėdmenų raumenys susitraukia, tam, kad neiširtų galutinai pėdą, jam padeda sėdmenų raumenys. Kada sėdmenų raumenys jau nebegali, jau jie persidirba, nes jie dirba ir sėdmenų raumenų darbą ir dar kompensuoja pėdų sugadinimą, raiščių sugadinimą. Paskui, neužtenka pagalbos, tada jungiam juosmens raumenys. Juosmens raumenys pradeda skaudėti ir stipriai. Ir tada, kai atsiranda skausmas, tu žiūri, kur pradžia yra. Ir todėl tie ryšiai, jie yra tokie gražus. Ten yra pagalba vienas kitam. Man tai tobulas kūnas ir labai gražus kūnas. Ir kas svarbiausia, kiekviena ląstelė, kiekviena skaidula yra tiesiogiai susijusi su Kristumi. Tiesiogiai. Ir jeigu, ne tik per centrinius nervus, tos 12 galvinių nervų, bet ir periferinius nervus, kurie išeina iš mūsų stuburo. Visos tos šakelės, jos yra skirtos tam, kad ir galviniai nervai, tas klajoklio nervo, tas kamienas, kuris eina link organų, jis skirtas yra aprūpinti nervinių, tai yra aprūpinti Kristumi, jo meilę, kiekvieną kūno ląstelę. Ne tai, kad narį, bet kiekvieną ląstelę. Nes nervinis impulsas, jis turi įdomią savybę ateiti iki pat ląstelės. Taip kaip kraujas atneša, kraujagyslė atneša kraują maitinimą iki kiekvienos ląstelės. Jeigu aš esu ląstelė ir prarandu ryšį su centru, ir jeigu man nepadeda kiti nariai, man lemta žūti. Ir todėl tie signalai, kada yra kitam blogai bažnyčioj, kada yra tas skausmas ir todėl mes
puolam. Kam? Mes pranešam centrui. Kristų. Mano pagrindinis gyvenimo tikslas - pažinti yra Kristų tokį, kuris ne tik mane įjungia į kūną savo, bet ir leidžia jam patarnauti. Nes mes vieni kitiems tik tai kūne galim patarnauti. Kristus gali mus keisti tik tai tada, kai mes esam kūne. Kada mes esam tam nuostabiam kūrinyje. Ir už tai, kai Kristus kalba, kad jūs esate mano kūnas. Mano kūnas. Ir tas atsiranda valdžios. Ar aš noriu tada paklusti Kristui? Kai aš tai suprantu, aš tik ieškau kaip čia, galimybės. Viešpatie, kalbėk man, dar kažkur kažką padaryti, dar kažkam tai padėti. Va tas atsiranda toks ryšys su Kristumi. Iš jo meilės, iš jo valdžios, bet iš tokios valdžios, kuri yra susijusi su pagalba, su meile, su rūpesčiu, su atstatymu. Aš noriu paklusti tokiam Kristui, tokiam karaliui, tokiam valdytojui. Ar aš noriu paklusti jam? Aš noriu priimti jo valdžią? Taip, noriu. Nes tai ateina didžiulė meilė. Ir atsakas, bažnyčios atsakas, taip, Kristau, yra nuolankumo išraiška. Kada ląstelė atsako, taip, Kristau, taip. Tik tada aš galiu ne tik per mane, bet ir tada ir per kitus. Aš galiu atsiduoti savo. Ir jeigu man reikės mirti kaip ląstelė už kažką tai kitą, aš ne tik padėsiu tiems raumenims, kurie čia vargsta, nesusitvarko su tom pėdom arba su dar kažkuom tai. Kai kaulas sulaužytas, jo raumenis reikia viena ranka, yra dvi rankos, viena rankos kaulai sulaužyti, tada kita ranka dirba daugiau, jinai mankština ir jinai saugo šitą ranką, kuri yra sužeista. Atstatymo mechanizmai, kai žiūrim į atstatymo mechanizmus, ten tokių dalykų yra nuostabių. Bet viskas vyksta per šventąją dvasią. Raiščiai, visos jungtis tarp mūsų, tarp organų, tarp kaulų ir raumenų, viskas vyksta per jungtį, per šventąją dvasią. Ir todėl jūs labai geri mokiniai esate. Aš galvoju, kad aš čia būsiu pirmoji, bet pasirodo, jūs viską teisingai mastot. Ir todėl tai yra pilna bažnyčia džiaugsmo, kada Kristus yra jos viešpats, o aš turiu galimybę jam atsakyti, taip, Dieve. Va tuo nuolankumu, kuris papuošia savo nuotaką. Ryšys, jungtis, šventoji dvasia. Ir mano atsakas. Valdžia ir nuolankumas. Tai va. Ir noriu pabaigti Čarlzo Stenlio mintimi tokia. Sako, visada paklusk Dievui, o pasekmes palik jam. Ir tik tai tada, kai tu nepaklusti Dievui, pasekmes lieka tau. Fantastika. Fantastika. Dėkojam tau, Tėve. Dėkojam Viešpatie už šventąją dvasią, kurią tu atsiuntei tam, kad surištų mus. Surištų mus į tavo kūną, kuris būtų paklusnus Dievui ir nuolankus Viešpatie savo atsakymu. Kad Viešpatie tavo nuotaka pasipuoštų nuolankumu, Dieve. Tuo apdangalu, kuris yra tobulas, sukurtas tobulas, Viešpatie. Ir te jokia nuodėmė neiškreipia šito suvokimo, kad tu esi viskas, ko mums reikia. Ir tavo dvasia, Viešpatie, tegul išgydo šiandien mūsų raiščius, Viešpatie.
tegul išgydo mūsų kūne tai, kas yra nesveika, Dieve, kas yra sulaužyta, nes mūsų patirtis yra skirtingos. Ir mes, Dieve, ateinam prieš Tave tokie, kokie mes esame. Vieni laimingi, kiti nelaimingi, vieni liūdni, kiti linksmi, vieni alkani, kiti pasotinti, Viešpatie. Ir tas skirtingumas, Viešpatie, tik Tu vienas gali tą skirtingumą sujungti į didelę vienybę, į Kristaus kūno vienybę, per jų atskirus narius, tokius skirtingus, bet tokius nuostabius. Ir mes džiaugiamės, Viešpatie, kaip nuostabiai mes esame sukurti, kaip nuostabiai sukurta Tavo bažnyčia. Viešpatie, mes galime giedoti ir dėkoti Tau, kad Tu esi mūsų skydas, kad Tu esi mūsų pagalba. Ten, kur kitą kartą atrodo neįmanoma atlikti žmogaus jėgoms. Ir Viešpatie, dėkojame, kad mes esam tokioje organizacijoje, kurioje galva yra Kristus. Ir nei viena žmogiška organizacija neprilygs Tavo bažnyčiai. Nei viena. Ir todėl mes esame pagirdyti Tavimi, panardinti į Tavo kūną ir pagirdyti Tavo dvasia. Tavo vieningumo dvasia, skirtingumas ir vieningumas telpa Tavyje, Viešpatie. Dėkojam Tau už šitą dieną, dėkojam, Viešpatie, už Tavo malonę. Aleliuja.